Papasakosiu aš jums, kas vyksta moters psichikoje, kai ji gyvena su vyru, kuris nesugeba pakankamai finansiškai ją aprūpinti ir kodėl tai beveik visada baigėsi santykių pabaiga. Visų pirma, moteris nustoja svajoti apie ateitį, nes visi pokalbiai su vyru, tokie kaip apie namo pirkimą, ten kelionės, visada virsta iš jo pusės juokeliais, o jai viduje lieka nusivylimas. Ir šiuo atveju pinigai moteriai nėra kažkokia tai prabanga. Tai apie saugumo jausmą, nes kai nėra pinigų, moters smegenys nuolat gyvena nerimo režimu. Ir tai nepastebimai, jinai pati gali to nesuprasti, kaip žingsnis po žingsnio, tas nerimas ardo jos hormonalinę sistemą, jos sveikatą. Ir nuo to streso kortizolas kyla, seksualinis potraukis mažėja ir gyvenimas tiesiog blėsta. Moteris nustoja džiaugtis ir žavėtis savo vyru ne todėl, kad ji staiga tapo materialistė, o todėl, kad jos pagarba partneriui paremta būtent tuo pojūčiu, kad jis susitvarko su visom problemom. Vyras turi mokėti išspręsti visas problemas. Ir jeigu jisai kiekvieną mėnesį nesusitvarko, pastoviai ieško kažkokiu pasiteisinimu, jos psichika fiksuoja, kad šis žmogus negali jos apsaugoti ir garantuoti jai stabilumą gyvenime. Ir ji pati to gali garsiai ir nesakyti, ir netgi pati nesuvokti, bet tas nusivylimo jausmas pastoviai yra viduje. Ir laikui bėgant moteris pradeda prisitaikyti prie tų skurdžių išteklių, pirkti pigiau, rinktis prastesnės prekes, atsisakyti norimų dalykų. Ir visa tai lyg ir panašu į kažkokią tai kantrybę, kad jinai tiesiog žmogus kenčia. Bet iš tiesų tai yra vidinė degradacija. Ir ji nustoja norėti aplamai kažko gyvenime, kad daugiau nebenusiviltų. Ir jos tas gyvenimo džiaugsmas, jis išvis išnyksta. Ir tai ne šiaip kažkoks tai ten nuovargis, o tai lėtas pripratimas prie minties, kad gyvenimas yra kažkoks beviltiškai sunkus egzistavimas. Ir tokia moteris, jinai nebenori jokio sekso su savo vyru, nes jos galvoje yra nuolatiniai skaičiavimai, kaip ištempti nuo algos iki algos. Moters kūnas tiesiog neįsijungia į tą romantiką, kad jinai norėtų to sekso. Ir jinai galbūt visiškai nuoširdžiai vis dar myli tą savo vyrą, bet jos kūnas to nebenori, nes jos smegenys siunčia jai signalą apie nerimą ir nesaugumą. Ir tai nėra kažkoks tai ten jos kaprizas, nėra nuotaikos, arba jinai ant jūsų užpyko, dėl to nenori su jumis miegoti. Ne, tai jau streikuoja jos fiziologija. Ten, kur instinktai yra stipresni už bet kokius jausmas, jinai gali jūs mylėti ir seksualiai jūsų nebenorėti. Ir kaip reziumė, moteriai tiesiog keičiasi požiūris į savo vyrą. Jeigu pradžioje jis jai dar buvo lygiavertis partneris, tai dabar jis jai tampa našta, kaip kažkoks vaikas, kurį reikia tempti. Ir nuo to griūva viskas, kas laikė šios santykius. Jog moters seksualinis troškimas dėmesio laikosi ant žavėjimosi savo vyru, o ne ant gailesčio. Jeigu moteris nustoja matyti savo vyrą kaip atramą, grąžinti tai beveik neįmanoma.